prie eglutės, tai belenkiek žmonių iš tikrųjų yra, bet labai faina tas visas šurmulys. Jeigu būtų dar koks pakeleivis, tai jau tikrai pavirš negalėtumėm. Taip netikėtai sugalvojom ir dar, kadangi eglutė yra papuošta, tai sakau, tikrai reikia gal nuvaryti. Labas visiems, tai visų pirmiausia noriu pasveikinti su pagaliau atėjusiam šventėm, nors faktas, kai jūs šitą video matysite, tai jau bus po švenčių, bet labai tikiuosi, kad iki naujųjų metų spėsiu kelti šitą video, tai tada galima sakyti, kad su praėjusiam šventėm sveikinu ir su artėjančiais naujaisiais metais, kadangi mūsų šeimoje yra taip, kad mes važinėjamės po keletą miestų, kad aplankyti tiek mano tėvelius, tiek Armino tėvelius, tai nutariau pafilmuoti video, nes labai daug laiko praleisim mašinai tiesiog, tai nežinau, sakau, prie to paties galima gal kažką ir pafilmuoti, tai tikiuosi gausis, tikiuosi, kad labai nesigaus išmėtyta viskas, tikiuosi, kad linksmai praleidot savo šventes ir tikiuosi, kad pavyks kažką gero parodyti. Šiaip laukia pro langą atrodė, kad toks labai fainas oras, nu jisai iš tikrųjų ir yra fainas, bet toks šaltukas jaučiasi dabar gal -10, bet labai smagu, kad bent jau, nežinau, nelyja ir panašiai jokios šlapdarbos nėra, kad ten visur nefaina būtų, tai šiaip visai smagus toks oras. O mašinos galas tai atrodo kažkaip va taip va, ir dar bagažiniai yra daiktų, nu bet taip jau yra ir nieko nepadarysi, tai jeigu būtų dar koks pakeleivis, tai jau tikrai pavirš negalėtumėm. Na va, pagaliau įsikrapštėm ir jau galim ramiai pradėti savo kalėdinę ir kūčinę kelionę. Tai dabar 2,5 valandos kažkur va taip ramiai važiuosim ir labai tikrai smagu, kai ta saulytė šviečia, nes ir važiuoti daug linksmiau ir ta nuotaika labiau vyra. Ir šiaip toks vienas dalykas, kad aš jau noriu į tualetą, nors gal prieš 20 minučių buvau, nu, bet aš nežinau, kaip pas jūs moterytės yra, bet pas mane tai taip yra, jeigu arbatos ar kavos ar kad ir vandens išgeri, tai iš karto nežinau, kas kokį 15-30 minučių vėl norisi ir norisi, reikės tikriausiai kažkur degalinės ieškoti ir eiti iki tualeto. Buvom užsukę į tualetą degalinį, iš tikrųjų tai belenkiek žmonių, kas šiaip aš galvojau, kad kažkaip gal daugiau rytoj vakare ten visi išvažinės, bet pasirodo, ne, nu faktas buvo visaip, kad išvažinėja, bet dabar eismas tai tikrai labai didelis, kas, na nežinau, šiaip gal reikia džiaugtis, kad žmonės turi pas ką grįžti ir mes turim pas ką grįžti, tai manau, čia ir yra svarbiausias dalykas, kad esi laukiamas ir panašiai, nes čia ir yra pati švenčio esmė ir tas ir yra svarbiausia, tai belieka tik džiaugtis. Na va, ir atvažiavom į pirmą vietą, tai pas mano tėvus. Iš tikrųjų labai greitai kažkaip atvažiavom, galvojau, kad daug ilgiau užtruksim, nes kartais ypatingai prailgsta ta kelionė, nes vis tiek 2,5 valandos, kartais 3 kamščiai būna, tai vis tiek, užtrunka to laiko, bet dabar tai atrodo, lyg per valandą kažkur atvažiavom, o dabar reikia eiti persirengti, užtenka čia vaidinti palaidais plaukais ir reikia eiti padėti ruoštis ir taip toliau ir jau tuoj neužilgo tikriausiai sėsim valgyti, nes dabar jaučiu kažkur gal apie 3 valandą, tai gal kokią 5 norėtųsi bent jau iš mano pusės, kad paskui labai vėlai neprisivalgyti ir kad pilnais pilvais neit miegoti. Dabar yra kažkur 10:30 vakaro jau. Tai nieko nefilmavau, nes vis tiek kažkaip norisi pabūti laiką su šeima praleisti ir panašiai. Tai kažkaip, kai atvažiavom, tai ėjom iškart visi draugiškai ruoštis. Tada, kol susėdom, tai visada gaunasi ilgiau, visas procesas užtrunka nei kad planuoji. Tai pavalgėm ir va dabar kaip tik susitvarkėm, išsiplovėm indus, viską susidėjom ir jau reikės eiti miegoti. Šiaip labai smagiai pabuvom, nežinau, man kažkaip tas laikas su šeima yra pats svarbiausias ir pats geriausias, tai tiesiog ramiai prie stalo pasišnekėdami, tai televizorių pasižiūrėti ir panašiai, tai nežinau, man čia yra pats jaukiausias laikas. Man jau dabar gaila rytoj, kad bus išvažiuoti, bet paskui bus ir iš Armino tėvų gaila išvažiuoti, taip ir sukasi, tai reikia tiesiog susitaikyti, kad taip jau yra, kai užaugi, kad reikia dalinti tą savo laiką daugiau žmonių ir taip toliau ir kad kitaip nebus. Tiesiog reikia džiaugtis, kad turi pas ką grįžti ir panašiai. Tikiuosi, kad ir jūsų kūčios praėjo gerai ir dabar iki rytojaus. Tik dabar kamerą pasiėmiau pakalbėti, o jau yra kita diena ir kitas rytas, nes iš tikrųjų labai greitai laikas praėjo, kaip ir visada kažkur parą laiko tik pabuvom pas mano tėvus, tai tiesiog va taip dėjo ir praėjo tas laikas.
irgi šiandien anksti, nors ir atsikėlėm, kad dar ilgiau kažkaip kartu pasibūt, bet laikas irgi labai iš ryto sprogo. Tai dabar varom iš Biržų į Kauną, Kaune viską išsikrausim ir pasimsim kitas dovanas, čiką prisivešim, įsidėsim ir tada jau iš Kauno važiuosim į Alytų. Rytoj šiaip planuojam važiuoti iki Vilnius eglutės pasižiūrėti vakare po Alytaus. Faktas, jeigu oras bus geras ir taip toliau, jeigu ten, nežinau, ar pustys drug, ar ten labai lis ledus, tai tikriausiai nevažiuosim ir nesišaldysim, bet šiaip labai norėčiau prie Vilniaus eglutės pasižiūrėti, nes kažkaip ypatingai šiemet man jinai bent jau per nuotraukas atrodo labai gražiai, o dažniausiai taip ir būna, kad per nuotraukas, jeigu gražiai atrodo, tai realiai dar gražiau atrodo. Šiaip tikrai dar kartą paminėsiu, kad labai greitai laikas praskrėjo, tai ir kažkaip toks liūdesėlis yra, kaip ir vakar sakiau, kad visada būna liūdesėlis, kai išvažiuoji, na bet ką padarysi, reikia džiaugtis, kad aplankėm, pasibuvom, tai tikrai vakaras labai fainiai praėjo ir gaila, kad baigėsi, bet ką jau padarysi, taip jau yra ir dabar lekiam į kitą kelionę. Tradiciškai išlipom į tualetą degalinį. Šiaip norėjau sakyti, kad nėra žmonių, bet kaip tik įsukom, tai prisipildė akimirksniu visą aikštelę. Kažkaip keistai, nes kaip tik pagalvojau, o va, nėra žmonių, nes labai tuščia aikštelė buvo, bet dabar sakau, realiai tik mes pasistatė mašiną, tai aplink visą ir prisipildė. Iš tikrųjų žmonės labai keliauja ir per kūčias, ir per kalėdas, kaip ir mes, tai nežinau. Šiaip norėjau įsitraukti kamerą, kad nebūtų vien tik iš mašinos ir panašiai, nes paskui ir tamsu bus, tai nelabai ką tu ten pafilmuosi. Tai norisi, kad nebūtų labai jau nuobodus video, nes kažkaip atrodo, kad tas video toks labai užmėtytas gausis, bet kažkaip, na nežinau, gausis kaip gausis, tikiuosi, kad visai normaliai susižiūrės ir varau į mašiną sės, nes vėjukas nemažas yra šiek tiek šalto, aš nepasiimu nei šalko, kai čia tiesiog iki tualeto greit užlėkti. Žodžiu, varau. Grįžimas iš tėvų visada kažkur atrodo kažkas tokio, tai dar palauk, dar čia tik iš vienų tėvų grįžom, tai grįžom iš Alytaus, tai dar tiek pat visko bus. Tai žodžiu, ir saldainių, šokoladuko, ir mėsytės, ten pusę torto dar atidavė, tai labai visko daug, tai reikės varyti dar į kamerą viską susidėti, nes tikrai visko tiek nesuvalgysim, tai reikia sušaldyti, kad paskui nesugestų ir šiaip ten jau daug visokių ir mišrainių ir taip toliau, tai nežinau, kada čia mes viską suvalgysim. Tikriausiai bus taip, kad reikės nepirkti maisto bent kokią gerą savaitę, kas irgi šiaip yra ganėtinai pliusas. Tai žodžiu, dabar reikia eiti viską susidėti, susikrauti ir tada varyti į Alytų. Ir nežinau, ką dar čia papasakot, atrodo nieko įdomus, neturiu ką papasakot, bet iš tikrųjų nieko taip įdomaus ir nevyksta, tiesiog leidžiam laiką su šeima ir norisi pasimėgauti grynai toje akimirkoje, tai tikrai nėra galvoj ta kamera. Toks gal ir patrikas tas video gausis, kaip ir minėjau, bet na, šiaip stengsiuosi sumontuoti, kad būtų kuo įdomiau ir taip toliau. Tai žodžiu, dabar reikia kibti darbą ir išsidėti visas tašes ir visokių stiklainių, agurkai ir panašiai uogienis, tai žodžiu, reikia varyti. Ir šiaip aš apsirengus esu visiškai juodai, kai visi aplinkui per kalėdas rengėsi raudonai, ten ryškiai ir taip toliau, aš apsirengiau grynai juodai, nežinau šiaip kodėl neplanavau, bet tiesiog norėjusi tokio patogumo, kad nebūtų, nežinau, ten užsidedi kažką ir taip jautiesi nepatogiai, o kaip tik visai nesenai va šitą juodą megztuką iš Sinsėjaus nusipirkau, tik tai už 7,50 € man atrodo, tai nežinau, jis man toks fainas, toks šiltutis ir šiaip visai fainai atrodo. Ir kažkaip už tai ir norėjusi užsidėti. Na, o jūs jau sugalvojot naujametinius norius, nes aš kažkaip nežinau, kad kažkokių būtent norių naujametinių neturiu, nes kažkaip aš esu tos nuomonės, kad jeigu kažko nori, tai reikia čia ir dabar bandyti ir nebijoti, ir siekti, ir tobulėti.
bet esu susigalvojus tiesiog taip, kad norėčiau viską tęsti, ką pradėjau šiais metais, užpraeitais metais ir tiesiog nebijot lipti per save, bandyti ir taip toliau. O ten tie visi nori, kad nežinau, čia kaip kiti susigalvoja, tarkim, pradėsiu sportuoti nuo sausio mėnesio, tai dažniausiai baigėsi tom, kad 1-2 mėnesį pasportuoja ir praeina. Ir šiaip nežinau, aš ir anksčiau kiek esu noriu susigalvojus, tai arba net nepradėdavau jų daryti, arba ten padarydavau, nežinau, ten kokį mėnesį, 2 ten kažką, ten nežinau, tarkim, siekti tobulėti ir mesdavau viską, o kai pradėjau, nežinau, pakeičiau tą mąstymą, kad geriau pradėsiu čia ir dabar, nei kažko lauksiu, tai kažkaip ir viskas tik tais gerėja ir kažkaip ir nemetu to. Nu, nežinau, kam realiai laukti metus laiko, daleiskim, juk tu kokį vasario kovo mėnesį susigalvoji kažką daryti, bet galvoju, nuo naujų metų, tai tu metus laiko prarandi kažko nepabandęs. Tai šiaip galit parašyti, kaip jūs darot su šitais dalykais ir nežinau, ar susigalvojat ten kažkokius tikslus norius ir taip toliau, ar iš vis neapsikraunat ir net nesirašot ir nieko nedarot. Nes mes šiaip asmeniškai užsirašom ten praeitų metų siekius, ką pasiekėm ir ką norėtumėm, kur patobulėti kitais metais ir kiekvienais metais per naujosius metus, ten išvakarėse naujųjų metų, pasižiūrim, ar pavyko patobulėti, ar kažko pasiekti ar ne, tai mes kažkaip į tą pusę kažką tokio darom. Buvom prie Alytaus eglutės nuvarę, tai iš tikrųjų tiek daug žmonių. Vakar vakare dar buvom nuvažiavę, tai visiškai nebuvo žmonių, o jau šiandien, kai 26 ir 2 ta kalėdų diena, tai tikrai nemažai tų žmonių yra. Bet labai, nežinau, iš karto toks mūdas geras, nes visi su šeimom atvažiuoja pasižiūrėti tos eglutės, tai tikrai smagu. Dabar šiaip galvojam varyti vis dėlto į tą Vilnių, nors biškį mąstėm, nes ganėtinai slidu yra, bet labai norisi pamatyti, pamažiuką reikės važiuoti. Pastebėjau, kad laukia manęs visiškai nesimato, tai atėjau į mašiną ir užsidegiu švieselę, kad kažkiek ryškiau matyčiausi. Nežinau iš tikrųjų, kur mintis nutrūko, bet dabar važiuosim į Vilnių. Kaip ir minėjau, kad yra slidu, tai reikės labai atsargiai važiuoti, bet tikrai labai norisi tą Vilniaus eglutę pamatyti. Ir dabar jau esam po abiejų tėvų, tai jau iš Vilniaus važiuosime Kauną į namus. Kažkaip ypatingai greitai šios šventės praėjo, kaip ir iš tikrųjų gal ir visos, nes kai tiek daug kilometrų ir kelyje praleidi ir prasuki tiek daug kilometrų, taip jau gaunasi, kad 1, 2, 3 ir tos 3 dienos, va, taip tiesiog akimirksnį ir prasprogsta.
prie eglutės, tai belenkiek žmonių iš tikrųjų yra, bet labai faina tas visas šurmulys. Šiaip norėjusi kažkokį gražesnį kadrą padaryti, bet kadangi tiek daug žmonių, tai nelabai gavosi, bet šiaip žiauriai pasisekė, kad oras labai geras, nes vakar tai labai didelis vėjas buvo ir šaltas, o šiandien tai nežinau, link kaip pavasario, koks nežinau vakaras, tai labai smagu. Faktas, susidėjau kepurę, nes šiek tiek vėjukas yra, bet šiaip labai smagi atmosfera. Visai netikėtai atvažiavom iki Jonavos eglutės pasižiūrėti. Aš šiaip asmeniškai Jonavoje esu apskritai tik vieną kartą buvus, tai kažkaip taip netikėtai sugalvojom ir dar, kadangi eglutė yra papuošta, tai sakau, tikrai reikia gal nuvaryti ir pasižiūrėti, kadangi nuo Kauno iš tikrųjų ten apie 25 gal kilometrus gaunasi, tai kodėl neatvarius ir nepasižiūrėjus. Pagaliau grįžom namo, dabar yra, man atrodo, be 15-12 nakties, kažkas tokio, kur šiaip aš jau apie 11 numiego, tai aš jau nežinau, tokia dužus jaučiuosi ir ypač po tokių 3 dienų ilgų, sakyčiau, nes realiai mes važiavom iš Kauno į Biržus, tada iš Biržų į Kauną grįžom, visko persidėti ir susidėti naujus daiktus, tada varėm į Alytų, iš Alytaus į Vilnių, tada grįžom į Kauną ir dar netikėtai sugalvom nuvaryti iš Kauno į Jonavą ir va dabar iš Jonavos grįžom į Kauną, tai toks tikrai, sakyčiau, nemažas atstumas gavosi per šitas tas šventinės dienas. Visa laimė, kad rytoj nėra tokių labai didelių planų, tik tais montuoti video, kas šiaip ir kitoks biškė ant širdelės stovi, nes jaučiasi toks nuovargis, bet labai norisi kuo greičiau sumontuoti ir kad iki naujųjų metų įkelt tą video, kad ir gautųsi šiais metais vienas video, bet šiaip labai gerai, kad apskritai nereikia keltis anksti ir ten kažkur bėgti darbą, ruoštis ir kad dar porą dienų yra tokių laisvų ir atsipalaidavimui, kad pamažu grįžti tą rutiną. Realiai dabar varysim nusipraust tiesiog, susidėti ant visus daiktus, iš šaldytuvo vakar reikia šiaip išsidėti, susiruošti ir tiesiog ilsėtis. Jau laukiu rytojaus ryto, kad su arbatyte pavalgyti va šitų grybukų. Čia Armino mama pati kepa, tai nežinau, jie man tokie skanus. Iš tikrųjų, aš skanesnių nesu valgius, o čia biškė apšvietimą pasikoregavau, tai labai apšvietė, tai skanesnių nesu valgius, man jie tokie skanus, nes faktas naminiai kepti, tai nežinau, čia vienas irgi tokių skanesnių desertų tų šventinių periodų. O dabar čia ir atsisveikinsiu su jumis, tai tradiciškai labai ačiū, kad žiūrėjot. Noriu pasveikinti su artėjančiais naujaisiais metais. Tikiuosi, kad labai gerai naujuosius metus sutiksit. Išsikelkit savo kuo didesnius tikslus, jeigu tik norit, siekit, tobulėkit ir nebijokit, svarbiausia bandyti. Tai gerų ateinančių metų ir jau susitiksim kitais metais. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, paprenumeruokit kanalą, dar galit parašyti kokį komentarą, jeigu patiko video ir taip toliau. Tai ačiū ir iki greito.